2025 metais tyrėjai atskleidė, kas įvyko per paskutines Titan povandeninio laivo akimirkas. Ir tai buvo blogiau, nei dauguma žmonių įsivaizdavo. Pirmą kartą sužinojome, kad įgula paskutinės minutės praleido desperatiškai bandydama išsigelbėti. Tai buvo beviltiškas bandymas. Po akimirkos milžiniškas slėgis suspaudė korpusą, sunaikindamas povandeninį laivą ir visus viduje. Tai buvo katastrofa, kuri brendo daugelį metų ir 5 žmonės už ją sumokėjo gyvybėmis. Tačiau įrodymai rodo, kad baisiausia OceanGate katastrofos dalis galėjo įvykti dar prieš imploziją. Taigi, kaip 5 žmonės apskritai patikėjo šiuo povandeniniu aparatu? Jau ir taip sunku įtikinti žmonės duoti pinigų įmoniai už neišbandytą produktą? Įsivaizduokite, kiek sunkiau būtų įtikinti juos patikėti savo gyvybės įmoniai. Tačiau būtent tai ir pasiekė Stocktonas Rushas. OceanGate generalinis direktorius ne tik vadovavo įmoniai, jis ir buvo pati įmonė. 2009 metais kartu su Argentinos verslininku Guillermu Soinlainu įkūręs OceanGate, kuris pasitraukė 2013-aisiais, Rushas tapo pagrindinė varomąja jėga viskam, ką darė įmonė. Jo nenutrūkstamas veržlumas ir išskirtinė asmenybė įtikino investuotojus ir klientus patikėti jo viziją. Tačiau tai atnešė nelaimę jam ir visiems kitiems. Rushas visada buvo apsėstas siekio nerti giliau nei bet kada anksčiau. Jo ankstyvosios transporto priemonės, Antipodės ir Cyclops One, buvo maži eksperimentiniai povandeniniai laivai, kurie galėjo gabenti tik keli žmonės ir pasiekdavo negilias gelmes. Trečiasis laivas, Titanas, debiutavo 2018 metais ir buvo pirmasis privačiai priklausantis modelis, galėjęs pasiekti 13 000 pėdų gylį po vandeniu. Tačiau tikslas buvo nuolat judėti pirmyn. Buvo parengti planai sukurti vėlesnius modelius, galinčius pasiekti 20 000 pėdų gylį, ir tai sulaukė dėmesio. Jei buvo vienas žmogus, kurio galėjai tikėtis įsitraukus į OceanGate, tai buvo Jamesas Cameronas, filmo Titanikas režisierius, tapęs vienu žymiausių pasaulio giluminio nardymo tyrinėtojų po to, kai atliko daugybę revoliucinių panerimų. Tačiau nepaisant augančio OceanGate žinomumo, Cameronas laikėsi atstumo. Pranešama, kad jis kelis kartus atsisakė kvietimų nerti kartu su šia įmonė ir niekada į ją neinvestavo. Tai galėjo būti pirmasis perspėjimas, bet tikrai ne paskutinis. Kai 2019 metais Titan kūrimas įsibėgėjo. Rushas ėmėsi kelių veiksmų, kurie projektui suteikė daug didesnį patikimumą. Svarbiausias buvo Titan anglies pluošto kompozitinis korpusas. Tai buvo nestandartinis dizainas, kuriuo OceanGate tikėjo galintys pakeisti giliavandenę tyrinėjimų sritį. Įmonė netgi vedė dėrybas su NASA ir sudarė sutartį su aviacijos ir kosmoso pramonės gamintojais, kad padėtų pagaminti svarbiausias dalis. Projektą vis tiek beveik visiškai finansavo privatūs investuotojai, kurie į jo vystymą investavo daugiau nei $18 milijonų. Staiga, OceanGate atrodė kaip rimtas projektas. Korpusas buvo Titan panardinamojo aparato pasididžiavimas ir džiaugsmas. Eksperimentinis dizainas, kuris turėjo leisti jam atlaikyti didžiulį slėgį. Tai buvo visiškai kitoks dizainas nei Jameso Camerono Deep Sea Challenger, kuris rėmėsi torpedos formos konstrukcija ir specialia plūdrumo puta, kad išgyventų dideliuose gyliuose. Norėdama padėti vystyti Titan technologiją, OceanGate taip pat konsultavosi su ekspertais iš Vašingtono universiteto ir netgi su aviacijos ir kosmoso pramonės milžine Boeing. Tačiau visa tai galėjo būti melas. Užklijuodamas tuos logotipus ant savo dizaino ir reklamos, susijusios su mirtinai pavojinga operacija, Rushas sukūrė klaidingą saugumo jausmą. Žmonės žinojo šiuos pavadinimus. Jie pasitikėjo, kad šie žmonės neprisidėtų savo žiniomis prie nieko, kas buvo pasmerkta žlugti, ir jie buvo teisūs, jie to nedarytų. Kalbant apie NASA ryšį, Rushas pasinaudojo programa, kuri leido privačioms įmonėms, besidominčioms giliavandeniu ir kosmoso tyrinėjimu, gauti prieigą prie tam tikrų įrenginių. NASA nedalyvavo korpuso projektavime, o Boeing ir Vašingtono universitetas po katastrofos paskelbė pareiškimus, kad jie visiškai nedalyvavo. Visa tai buvo Rusho apgaulės dalis ir tai kainavo 5 žmonių gyvybės. Nes OceanGate iš tikrųjų nebuvo aerokosminė įmonė. Tai buvo apgaulinga schema, paremta klaidinančia rinkodara, o tiesa paaiškėjo tik tada, kai kūrėjas jau buvo miręs. Pagrindinė OceanGate katastrofos priežastis buvo viena esminė problema. Medžiaga, iš kurios jis buvo pagamintas, tam niekada nebūtų tikusi. Kurti povandeninį laivą yra nepaprastai sunku, nes slėgis, kurį jis turi atlaikyti, yra milžiniškas. Tiems, kurie leidžiasi į tokį patį gylį, kokiame nuskendo Titanikas, teks patirti 5500–5800 psi slėgį. Tai prilygsta pikapo svoriui, sutelktam į mažytį pašto ženklo plotą. Ar rizikuotumėte savo gyvybę manydami, kad tai atlaikys tokį slėgį? Rushas taip darė ir jis pasirinko blogiausią iš visų galimų medžiagų. Statyti povandeninius laivus niekada nebuvo lengva. Daugiau nei 100 metį inžinieriai pasitikėjo metalais, nes jie yra tvirti ir svarbiausia atlaiko slėgį.
Nuo plieninių vokiečių U laivų korpusų iki specialių lydinių, naudojamų šiuolaikiniuose JAV karinio jūrų laivyno povandeniniuose laivuose, formulė iš esmės liko ta pati. Naudokite medžiagas, kurios gali atlaikyti pakartotinius panerimus ir aiškiai parodyti įspėjamuosius ženklus, kai kažkas pradeda blogėti. Rašas norėjo kažko kitokio. Jis matė Titan ne tik kaip tyrimų laivą, bet ir kaip galimybę užsidirbti pinigų. Tai turėjo būti pramoginė kelionė turtingiesiems. Klientai mokėtų $100,000 už kelionę į vandenyno dugną. Jei bandomieji reisai pasiteisintų, Rašas norėjo smarkiai padidinti gamybą ir pasiūlą tokių laivų, todėl reikėjo mažinti išlaidas. Deep Sea Challenger naudota puta buvo nepaprastai brangi ir sudėtinga pagaminti. Ji sudarė nesuskaičiuojamas mažų stiklo rutuliukų kiekis įterptas į putą, o tam reikėjo tokio tikslumo, kurio sukūrimas reikalavo daug laiko ir pinigų. Rašas norėjo paspartinti procesą, todėl nusprendė kurti naują putą iš anglies pluoštų sustiprinto polimero kaip povandeninio aparato pagrindą. Ši medžiaga buvo pigesnė, tačiau buvo žinoma, kad ją labai sunku išbandyti dėl atsparumo giliavandeniam suspaudimui. Ir tai buvo didžiulė rizika, kuri nepasiteisino. Taip iš proceso būtų pašalinti du brangiausi statybos komponentai. Jis naudos sintaktinę putą išorinį plūdrumo apvalkalo dalį ir titaną, kuris dažnai naudojamas povandeniniuose laivuose galiniams kupolams. Be to, anglis pluošto buvo lengva gauti, nes aviacijos įmonė su juo dirbo nuolat. Tai reiškia, kad Rašas galėjo jį nusipirkti už dalį kainos ir iš karto pradėti eksperimentuoti su polimerais. Jei tai būtų pavykę, Rašas būtų sukūręs lengvai atkuriamą sistemą ir modelį, kurį netrukus imtų kopijuoti kitos įmonės. Šis povandeninis laivas taip pat būtų vienas lengviausių giliavandenių povandeninių laivų, kada nors pastatytų 5 žmonių įgulai. Tai gerokai palengvino jo transportavimą dideliais atstumais be specialios įrangos. Visa tai buvo dalis Stocktono Rašo unikalios pasaulėžiūros, kuri dažnai buvo apibūdinama paprastai – veik greitai ir laužyk viską. Jis, kaip ir daugelis technologijų industrijos naujokų, laikė save inovatoriumi, galinčiu rasti būdą, kaip viską padaryti geriau, greičiau ir pigiau. Rašas sakė žmonėms, kad jis gali sukurti iš anglies pluošto pagamintą povandeninį laivą, kuris išsklaidys visas abejonės, atlaikys vandenyno slėgį ir leis Rašui atverti giliavandenio tyrinėjimo pasaulį plačiai visuomeniai. Tačiau nuo pat pradžių žmonės perspėjo, kad jis klysta. Mirtinai klysta. Kodėl anglies pluoštas anksčiau nebuvo naudojamas povandeniniams laivams statyti? Nes tai tiesiog nėra labai tinkama medžiaga tam. Jis yra labai stiprus, kai kalbam apie vidinį slėgį, karštį bei ore ir kosmose veikiančias jėgas. Tačiau kai susiduriama su didžiuliu giliavandenio slėgiu, tai jau visai kita istorija. Iš arti jis gali atrodyti tvirtas, bet gali slėpti tylų žudiką. Delaminacija. Ši jėga lėtai pašalina apsauginius anglies pluošto sluoksnius, todėl jis tampa vis labiau pažeidžiamas. Net ir geriausiamis aplinkybėmis tai būtų buvęs rizikingas pasirinkimas povandeninio laivo konstrukcijai, tačiau šios aplinkybės nebuvo geriausios. Kai Titan nuolaužos galiausiai buvo iškeltos iš vandenyno, mokslininkai galėjo jas apžiūrėti ir nustatyti lemtingus trūkumus. Tai, ką jie rado, rodė ilgą Rašo aplaidumo grandinę. Korpuse buvo trūkumų, atsiradusių dar gamybos metu ir po pakartotinių nėrimų. Titan ilgą laiką buvo laikomas Newfoundlande per atšiaurias Kanados Atlanto pakrantės žiemas. Kritikai vėliau nurodė, kad korpusui nebuvo skirtas specialios apsaugos, kaip dar vieną Rašo taupimo pavyzdį. Buvo ir kitų įspėjamųjų ženklų. Maždaug prieš metus iki nelaimės, bandomojo nėrimo metu keleiviai, kaip pranešama, išgirdo garsų trenksmą sklindantį iš laivo. Garsą, kurį kai kurie ekspertai vėliau interpretavo kaip ženklą apie pažeidimus korpuso viduje. Kai Titan leidosi paskutinį nėrimą, vis labiau nerimauta, kad povandeninis aparatas jau buvo patyręs apkrovų, kurioms jis niekada nebuvo skirtas atlaikyti. Medžiaga buvo netinkama nuo pat pradžių, o Rašas su ja elgėsi kaip su šiukšlėmis. Sunku patikėti, kad niekas to nepastebėjo, nors iš tikrųjų pastebėjo ir už tai sumokėjo kainą. Stocktonas Rašas dažnai save pristatydavo kaip vieno žmogaus šou OceanGate, tačiau negali pats vienas sukurti geresnio povandeninio laivo, kaip panašu ir blogesnio. Dauguma žmonių pradėjusių dirbti įmonėje pasitraukė, arba Rašas juos privertė išeiti. Vienas žymiausių buvo Davidas Lockridge'as, tiesiai kalbantis Glasgow gyventojas, turintis gilų povandeninių tyrinėjimų ir povandeninių aparatų projektavimo patirties bagažą. Jis prisijungė prie įmonės 2015 metais ir buvo pakviestas dėl savo patirties dirbti prie Titan. Nuo pat pradžių jis pastebėjo, kad kažkas negerai. Lockridge'as turėjo praktinės vandenynų tyrinėjimo patirties. Jis dirbo su karališkąja laivyne, pilotavo povandeninius laivus, organizavo gelbėjimo misijas ir planavo nardymus. Jo patirtis iš karto išskyrė jį kaip žmogų, kurį Rašas norėjo matyti vadovaujantį šiai veiklai. Lockridge'as iš pradžių buvo paskirtas jūrų operacijų direktoriumi ir jis rimtai žiūrėjo į savo darbą. Jis turėjo pilotuoti laivą, todėl buvo atsakingas už visų laive esančių žmonių gyvybės.
Jei jis pastebėdavo ką nors negerai, jis būtinai apie tai pranešdavo, tačiau tai nereiškia, kad Rushas jo klausys. Bėgant metams, Lockridge'as pradėjo abejoti projektu ir pareikalavo, kad nepriklausoma jūrų organizacija vykdytų išorinę priežiūrą. Juk visa konstrukcija buvo eksperimentinė. Galiausiai OceanGate nustojo bendradarbiauti su Vašingtono universiteto taikomosios fizikos laboratorija gerokai prieš baigiant projektavimą. Visą gamybą ji ėmė vykdyti savo jėgomis. Lockridge'as nežinojo, ar šie mokslininkai yra pajėgus atlikti šią užduotį, todėl jis pradėjo uždavinėti daugiau klausimų ir reikšti daugiau abejonių. Tai buvo pabaigos pradžia. Jis matė matomas anglies korpuso spragas, aiškius delaminacijos, atsiradusios dėl gamybos trūkumų, įrodymus. Lockridge'as net pastebėjo, kad titano kupolai korpuso gale nebuvo tinkamai pagaminti. Paskutinis lašas buvo tada, kai Rushas nutraukė nepriklausomą saugumo analizę, kurios Lockridge'as reikalavo kaip savo dalyvavimo sąlygos. Priežastis buvo supaprastinti procesą ir sutaupyti pinigų. Lockridge'as bandė iškelti savo problemas, tačiau kiekviename žingsnyje susidurdavo su pasipriešinimu, todėl jis ėmėsi veiksmų savarankiškai. Lockridge'as žinojo, kad jei laivas bus paleistas toks, koks yra, jis bus pasmerktas visiškam žlugimui. Užuot bandęs apie tai pranešti viešai, jis viską sprendė įmonės viduje ir parengė ataskaitą, kurią išsiuntė visiems įmonės direktoriams, įskaitant Rushą. Joje buvo išsamei išdėstytos povandeninio laivo saugumo problemos, ypač sutelkiant dėmesį į vieną pagrindinių jo pardavimo privalumų – realaus laiko akustinę stebėjimo sistemą, skirtą aptikti konstrukcijos trūkumus ar pažeidimus jiems įvykus. Popieriuje tai skambėjo raminančiai. Iš tikrųjų, jis suteiktų tik akimirkos įspėjimą, geriausiu atveju milisekundžių. Dideliame gylyje toks įspėjimas išvis nėra įspėjimas. Lockridge'as atkreipė vadovų dėmesį, bet ne taip, kaip jis norėjo. Kitą dieną jis buvo pakviestas į susitikimą su įsiūtusiu Stocktonu Rushu ir keliais kitais direktoriais. Rushas ėmėsi piktintis, kad jis neketina mirti, ir tvirtino, jog povandeninis aparatas yra vienas saugiausių dalykų, kuriuos jis kada nors darys. Netrukus po susitikimo, Lockridge'as buvo staiga atleistas. Jis buvo taip sukrėstas to, ką matė dirbdamas OceanGate, kad susisiekė su OCJA ir išsakė savo susirūpinimą, tikėdamasis išprovokuoti vyriausybinę inspekciją, kuri sulėtintų paleidimo procesą. Jis gavo daugiau nei tikėjosi. Lockridge'ui pavyko priversti OCJA pradėti tyrimą, o OceanGate smarkiai atsikirto. Pareikalavę, kad skundas būtų atsiimtas ir padengtos įmonės teisinės išlaidos, jie pateikė ieškinius prieš Lockridge'ą ir jo žmoną dėl sutarties pažeidimo, komercinių paslapčių pasisavinimo, vagystės ir sukčiavimo. Lockridge'as pateikė prašymą atmesti ieškinį, tačiau OceanGate turėjo daug lėšų, laiko ir išteklių, kad priverstų Lockridge'ą bankrutuoti. Po kelių mėnesių teisminių ginčų Lockridge'as atsiėmė savo OCJA skundą, taip suteikdamas Rushui būtent tai, ko jis norėjo. Ieškinys buvo nutrauktas. Lockridge'as taip pat pasirašė naują konfidencialumo susitarimą, kuriuo garantavo, kad niekam neatskleis to, ką matė OceanGate. Rushas sėkmingai panaudojo teisinę sistemą savo naudai, o tai padarydamas, jis pats pasirašė savo mirties nuosprendį. Titan 5 narų įgula buvo neįprasta grupė. Stocktonas Rushas buvo tikras savo idėjos šalininkas ir buvo pasirengęs rizikuoti savo gyvybę, kad tai įrodytų. Jam kompaniją palaikė Hamishas Hardingas, britų verslininkas, turintis glaudžių finansinių ryšių su Jungtiniais Arabų Emiratais, ir Polis Henri Nardžiolė, prancūzų Titaniko ekspertas bei vienintelis patyręs giluminio nardymo specialistas grupėje. Paskutinė pora buvo Pakistano britų verslininkas Shahzada Davudas ir jo 19-metis sūnus Sulemanas. Pagal misijos manifestą tai buvo 5 misijos specialistai. Kiekvienam iš jų buvo suteikta vieta laivo įguloje. Tai buvo nepaisant to, kad kai kurie iš jų, ypač Davudai, neturėjo jokios patirties giluminio vandenyno tyrinėjimuose. Tačiau priežastis buvo ne kvalifikacija, o finansai. Stocktonas Rushas įgijo daug priešų savo siekyje pasiekti Titaniką. Tačiau jei jo būtumėte paklausę, jo didžiausias priešas tikriausiai buvo biurokratija. Anksčiau įvairios jūros nelaimės paskatino vyriausybę priimti 1993 metų keleivinių laivų saugumo įstatymą, kuris bet kokiam keleivus plukdančiam laivui taikė griežtesnius standartus. O Rushui tai netiko. Jam reikėjo spragos. OceanGate techniškai buvo paslauga su mokesčiu už kiekvieną kelionę, tačiau kaina siekia net $250,000. Tai buvo skirta tik turtingiesiems ir tokiu atveju gali pats susikurti savo taisykles. Rushas manė, kad 1993 metų įstatymas yra nereikalinga kliūtis jo planams, todėl jis paprasčiausiai ją apeidavo, įtraukiant keleivius į įgulą ir kiekvienam suteikiant formalią pareigą, kuri leido jam išvengti išsamių patikrinimų, kurių kitu atveju būtų reikalavusi valdžia. Rushas žinojo, kad OceanGate niekada nebūtų jų praėjusi, ir tai buvo gryna ir paprasta arogancija. Ironiška, bet Wendy Rush, OceanGate komunikacijos direktorė ir Stocktono Rusho žmona, turi asmeninį ryšį su tuo pačiu laivu, kurį jos vyras bandė aplankyti. Jos proseneliai buvo Izidoras ir Ida Štrausai, kurie abu žuvo Titaniko laive.
Jų turtas ir statusas galėjo leisti jiems patekti į gelbėjimosi valtį, tačiau Izidoras atsisakė, kol visi moterys ir vaikai nebuvo evakuoti. Ida pasirinko likti šalia jo. Jie tapo dviem garsiausiamis laivo aukomis. Ir dėl tokio paties arogancijos Titanikas amžiams pakeitė jūrų keliones. Tačiau svarbiausias pamokos taip ir nebuvo išmoktos. Stocktonas Rushas manė, kad taisyklės yra kliūtys, o ne perspėjimai. Jis ieškojo teisinių spragų, kad galėtų paspartinti procesą ir sumažinti išlaidas. Niekas negalėjo jam prieštarauti, ypač po to, kai jis atleido Lockridge'ą ir sėkmingai jį nutildė. Kai Titan povandeninis aparatas patyrė imploziją jūros gelmėse, dauguma manė, kad tai buvo juodosios gulbės įvykiai. Netikėta katastrofa, kurios niekas negalėjo numatyti. Dauguma žmonių gedėjo nekaltų gyvybių netekties, tačiau užkulisiuose formavosi visai kitoks vaizdas. Tai nebuvo atsitiktinė nelaimė, kurią sukėlė netikėtas mechaninis gedimas. Tai buvo visiškai išvengiama katastrofa, o įspėjamieji ženklai buvo matomi jau daugelį metų. Stocktonas Rushas tiesiog neklausė. Prieš Titan išplaukiant, Rushas paprašė povandeninio aparato eksperto Karlo Stanlio išbandyti prototipą bandomajame panėrime. Tai, kas įvyko, taip išgąsdino Stanley, kad jis pasitraukė iš projekto ir tai turėjo visam laiku jį sustabdyti. 2019 m. kelionė vyko Bahamose. Jos tikslas buvo imituoti Titaniko misijos gylį, paneriant giliau nei 12 300 pėdų. Tačiau leidžiantis vis giliau, laive pradėjo ryškėti problemų požymiai. Ir tai vos nekainavo Stanley gyvybės, kaip vėliau kainavo kitiems keleiviams. Vos tik jie pasiekė aukšto slėgio zonas, Stanley's pranešė girdėjęs traškesius ir keistus garsus iš korpuso. Kuo giliau jie leidosi, tuo garsesni tie garsai darėsi. Rushas buvo jį įspėjęs apie tuos garsus, bet tik tuo aspektu, kad tai yra tikėtinas reiškinys. Pasak jo, tai nebuvo problemos ženklas. Tačiau Stanley's, kuris puikiai išmanė povandeninių laivų sandarą, teisingai suprato, kad tai gali būti anglies pluošto įtrūkimas. O paviršiai įtrūkimai buvo labai matomi, todėl Stanley's bandė įspėti Rushą. Po mėnesio prototipo apžiūros metu buvo rasta įtrūkimų korpuse ir šis prototipas buvo išardytas, o tuo metu buvo projektuojamas naujas korpusas. Tai buvo pirmasis iš daugelio nerimų ir jų rezultatai nebuvo geri. Iš 90 bandytų nerimų iki lemtingos misijos, tik 13 sėkmingai pasiekė Titaniko gylį. Tačiau jie veržėsi pirmyn, taikydami žemesnius standartus nei būtų tikėtasi. Saugos koeficientas turėtų atsižvelgti į neapibrėžtumą. Konstrukcijos yra statomos taip, kad atlaikytų gerokai didesnį slėgį nei tikimasi įprastomis naudojimo sąlygomis. Daugelėje nusistovėjusių sistemų tas rezervas gali siekti apie 2,0 ar net daugiau. Titan atveju, kai pranešama, tas rezervas bandymų metu buvo sumažintas, o ne padidintas. Praktikoje tai prilygsta tiltui, kuris suprojektuotas atlaikyti 10 automobilių, bet bandymų metu ant jo užvažiuoja tik 9. Tai visai nebuvo staigus gedimas. Stocktonas Rushas planavo nesėkmę, net taip pats to nepripažintų. Nesėkmė buvo neišvengiama, o 2023 m. birželio 18 d. vandenynas pareikalavo savo duoklės. Po Titan katastrofos tyrimas prasidėjo beveik iškart po laivo sunaikinimo. Naujienos buvo transliuojamos visą parą kelias dienas, kol buvo paskelbta apie rastas nuolaužas. Praėjus daugiau nei 2 metams, 2025 m. rugpjūčio 5 d. telemetrijos duomenys buvo paviešinti. Džime buvo pateikta niūri paskutiniųjų Stocktono Rusho ir jo 4 nelaimingų keleivių minučių ataskaita. Stocktonas Rushas tikėjo principu veik greitai ir laužyk daiktus, ir jam tai pavyko. Tačiau šioje srityje daiktų laužimas turi mirtinas pasekmes. Kad Titan povandeninis aparatas būtų nuleistas į vandenį laiku ir neviršiant biudžeto, Rushas taupė kiek tik galėjo. Jis apeidavo saugumo priemonės ir ignoravo įstatymus. Jis rado medžiagų, kurios žadėjo stebuklingą sprendimą sudėtingam ir lėtam patikimų povandeninių aparatų kūrimo procesui. Jis atsikratė kiekvieno, kuris bandė jį atkalbėti nuo plano užkariauti jūras. Jis netgi naudojo savo pinigus ir įstatymo galią, kad nutildytų tuos, kurių negalėjo lengvai papirkti. Tačiau buvo vienas priešininkas, kurio jis negalėjo papirkti. Fizika nesirūpina, kas tu esi ar kiek turi pinigų. Ten, tamsiuose vandenyno gelmėse, trūkinėjantis korpusas buvo vienintelis Rush pastangų teisėjas, kuris iš tikrųjų turėjo reikšmės. Ir kaip ir Titanikas prieš daugiau nei 100 metų, Atlanto vandenyno ledinės gelmės pasiglemžė tiek turtingus, tiek vargšus, kai Titan povandeninis aparatas prisijungė prie kito, daug didesnio laivo gelmėse. Garsiausias visų laikų nuskendęs laivas nulėmė Stocktono Rusho pražūtį. Dabar sužinokite, kodėl $100 milijonų vertės MH370 paieška ką tik baigėsi. Norėdami sužinoti daugiau apie stulbinančius įvykius ieškant garsiausio istorijoje dingusio lėktuvo, žiūrėkite šį vaizdo įrašą.